registruoja, bet visi darbuose turbūt. Aš vandens. Labas rytas. Paskutinis mėnesio penktadienis, 9 val. Ryto ir man kaip visada labai malonu sveikinti su jumis čionais NKS patalpose ir žiūrintiems mūsų renginį tiesiogiai YouTube platformoje. Spalio mėnuo ir balandžio mėnuo. 2 datos, kurioms mes skiriame visus šių metų NKS Cyber pusryčius. Pirma data yra 24 metų spalio mėnuo, kai buvo patvirtintas kibernetinio saugumo įstatymas ir jį lydintis poįstatyminiai aktai. Ir pradėjome kartu kelionę šito įstatymo įgyvendinimo keliu. Balandžio mėnuo yra kibernetinio saugumo subjektų registro sudarimo data. Ir nuo balandžio mėnesio įsijungia laikrodukas, kuris skaičiuoja 1 metus organizacinių reikalavimų įgyvendinimo ir 2 metus techninių reikalavimų įgyvendinimo visiems naujiesiams subjektams, kuriems kelionė su kibernetinio saugumo įstatymu tik prasidėjo. Kalbėjau su kolegomis, tai visi senieji subjektai jau turėjote gauti mūsų standartinį klausimyną atitikties savideklaracijai. Šiais metais dar yra senoji forma, pasiekusi senuoju būdu, bet jau nuo kitų metų, nuo balandžio mėnesio, to paties balandžio mėnesio, visą tai perkelsime į KSIS, kibernetinio saugumo informacinę sistemą. Tai jeigu jūsų ten dar nėra, skubinu ir raginu kuo greičiau užsiregistruoti, nes per šitą platformą visi subjektai ne tik turės atlikti savideklaraciją ar raportuoti apie incidentus, bet gaus ir nemažai NKS parengtų įrankių ir pagalbos, stiprinant savo organizacijos kibernetinį atsparumą. Šiais metais per kibernetinio saugumo pusryčius diskutavom įvairiomis jums aktualiomis temomis. Kalbėjome apskritai, nuo ko reikėtų pradėti, kokie yra pirmieji žingsniai, aiškinome, kaip įkurti SOC-ą ir kokie būdai yra sukurti tą SOC-ą, kodėl jo reikia. Kalbėjome apie CISO, ką jisai daro organizacijoje ir kas gali juo tapti. Mes kaip NKS, siekdami palengvinti jums šitą kelionę, vasaros viduryje parengėm ir paviešinom 2 kursus, tai yra CISO kursas ir SOC analitiko kursas. Labai džiugu, kad per socialinius tinklus jau gauname teigiamą grįžtamąjį ryšį, kad kursai yra naudingi ir suteikia bazinių žinių. Visiems tiems, kam tai aktualu, kviečiu prisijungti prie NKS mokymų platformos ir pradėti pažinti su šitomis rytimis. Kursai nėra trumpi, jie yra maždaug apie 40 valandų, bet įkandamas riešutėlis ir tikrai naudingas tiems, kurie jau suskubo tai padaryti. Spalio mėnuo su kibernetinio saugumo įstatymu taip pat gavome naują užduotį, NKS skirtą užduotį, suregistruoti Lietuvos kibernetinių kompetencijų bendruomenę. Dėkoju visiems, kurie registravosi, siuntė savo formas. Turime virš 100 norinčių tapti Europinės cyber kompetencijų bendruomenės nariais ir turiu džiugią žinią. ICCC, kuris administruoja ir telks iš visų valstybės narių šitą bendruomenę, pranešė, kad nuo gruodžio mėnesio startuos Atlas informacinė sistema, kur bus registruojami visi subjektai. Tai jūsų registracijos nukeliaus į šitą platformą ir jūs gausite patvirtinimą, kad esate šitos Europinės kompetencijų bendruomenės nariais.
kas dar nesate tos bendruomenės nariais, bet turite kompetencijų, kurios manote, kad prisidėtų ir norite ateityje pretenduoti į europinį finansavimą ir ieškote partnerių, su kuo tai padaryti, bet kada tai galite pateikti savo registracijos formą NKSS svetainėje. Registracija yra nuolatinis procesas, laukiame visų besijungiančių. O iš tų, kas jau užsiregistravo, turime dar vieną žinią, kad tie, kurie nori skirti ekstra valandą, galbūt ekstra dieną ir prisidėti prie temų generavimo, krypčių parinkimo, kuriomis kryptimis Europa turėtų skirti finansavimą kibernetiniam saugumui, tai yra paskelbta strateginės patariamosios grupės atrankos periodas. Kviečiu visus būsimus atlaso naudotojus siųsti savo gyvenimo aprašymus ir tapti šitos naujosios patariamosios tarybos nariais. Iš viso bus 20 atstovų iš visų valstybės narių. Ir man asmeniškai labai norėtųsi, kad tarp tų 20 žmonių būtų bent vienas, geriausia 5 kokie iš Lietuvos. Bet 5 negausime, bent 2 jeigu gautume, tai iš tikro ir per patariamąją tarybą galėtume nukreipinėti, teikti mintis, kur turėtų Europos komisija, skirdama finansavimą, kreipti didįjį dėmesį. Mūsų parama yra skirta ne tik tai subjektams. Mes darome paslaugas ir produktus ir paprastiems gyventojams. Tai higienos mokymai yra lygiai toj pačioj platformoj. Pasitikrinkite patys, ar atsimenat bazinius higienos patarimus. Parodykite seniorams, savo artimiesiems, kaip užsiregistruoti ir jiems praeiti skirtą kursą. Bet visa kibernetinio saugumo kelionė visada prasideda nuo pasirengimo. Ir geriausias pasirengimas yra žinoti, kokios grėsmės šiuo metu yra aktualiausios, žinoti, ką su jom daryti, ir kaip apskritai įsivertinti visas rizikas, kurios yra aktualios vieno ar kito subjekto infrastruktūrai. Tokia yra mūsų šios dienos pristatymų struktūra. Bus 3 pristatymai. Po kiekvieno pristatymo galėsite užduoti pranešėjų klausimus gyvai čia iš salės arba YouTube kanale. Tai jeigu turite ir norite kažko paklausti pranešėjų, galite iš karto rašyti į YouTube transliacijos chatą ir mes visus tos klausimus pabandysime su pranešėjais atsakyti ir pateikti atsakymus. Tai ilgai nelaukus pradedame mūsų pristatymų ciklą ir pirmasis pristatymas yra skirtas kibernetinio saugumo grėsmėms ir kviečiu savo kolegę Ingą pristatyti tai, kasgi vyksta Lietuvoje ir Europoje, kam mes turime ruoštis. Ačiū, Rūta. Man labai malonu sveikinti su jumis čia šį rytą, nors ir netokia kalėdiška tema apie grėsmes, bet kaip Rūta minėjo, mes daug paslaugų jau kibernetinio saugumo subjektams teikiame ir aš visada sakau, kad tai nėra jokia bausmė ar kažkoks tai blogas dalykas būti įtrauktam į kibernetinio saugumo subjektų sąrašą, todėl kad aš manau, kad tai yra privilegija, nes su tuo įtraukimu gauni ir NKS pagalbą, paramą, įskaitant ir grėsmių vertinimą. Ir mes tą darom kiekvieną dieną, o atskiriems sektoriam dar ir specifiškai vertinam grėsmes. Tai šiandieną labai trumpai noriu apžvelgti, kokiągi dabar turime situaciją šiais metais, ką stebime per pastaruosius 3 metus ir kiek prognozuojame, ko galime tikėtis 26 metais.
kalbant dabar apie šiuos metus 25-uosius, nors jie dar nesibaigė, bet matom tokias pagrindinės tendencijas, tai pirmiausia, mūsų regioną, ypatingai šalis, kurios remia Ukrainą, mes patiriam didelį geopolitinį spaudimą ir kibernetinė erdvė čia yra viena iš priemonių, viena iš erdvių, per kurią yra stengiamasi paveikti valstybės pagrindinės funkcijas ir jeigu anksčiau buvo mūsų tie pagrindiniai priešai labiau susikoncentravę galbūt į Ukrainos atakas, tai dabar jau matom tą perėjimą į Europos regioną ir Lietuva čia yra viena iš tų šalių, kurios yra labiausiai, galima sakyti, atakuojamos, kalbant apie mūsų regioną. Galbūt dar su Lenkija kartu galim čia konkuruoti. Kita tendencija, ką matom, tai didėja ir valstybės remiamos atakos, ir aktyvistų atakos. Ir šiuo metu jau galim sakyti, kad nebedarom tokios didelės skirties tarp valstybės remiamų atakų ir aktyvistų, todėl kad, kaip matom, Rusija per pastaruosius 3 metus persitvarkė, visus savo puolamuosius kibernetinius pajėgumus persitvarkė taip, kad aktyvistai, tokie kaip Nauname 057 ar kiti Kilnetas, jie nebėra tiesiog aktyvistai, nebėra tokie, kad idėjiniai susibūrė kažkokiam ad hoc veiksmam. Tai yra bendros struktūros dalis, jie yra integruoti į bendrą rusų žvalgybos sistemą ir pajungti jų uždaviniams vykdyti. Ir matome, kad iš tikrųjų, kaip ir minėjau, nebe tik Ukraina yra tas didžiausias taikinys, bet NATO šalis irgi vis daugiau ir šiais metais matėme patyrę tokių atakų. Trečia tendencija - dirbtinio intelekto išnaudojimas atakom. Tas labai išaugo per šiuos metus ir manom, kad ir kitais metais tikrai ta tendencija liks. Tai čia keletas aspektų, tiek pradedant nuo labai paprastų panaudojimų, phishingo laiškams, video kažkokiems tai feikiniams sukūrimams ir vis labiau tokiam sofistikuotėm, pritaikytėm laiškam, kur, kadangi kaip laikom, pirmas atakos vektorius yra vis dėlto per phishingą, tai phishingui dirbtinis intelektas vis labiau panaudojamas, bet ne tik. Rusijos puolamuosiuose pajėgumuose yra išnaudojamas dirbtinis intelektas, kuriamos polimorfinės kenkėjiškos programos, kurios gali keistis atakos metu, priklausomai nuo to, kokias mes turim kokius gynybos resursus ir vis sunkiau aptikti. Naudojama tokia kaip ir legali visų naudojama įranga, bet pasitelkiant dirbtinį intelektą atakos pasidaro labai labai sunkiai aptinkamos. Na ir kaip ir sakiau, Lietuva, tai matom, kad yra viena iš labiausiai atakuojamų regione šalių ir žinoma dėl savo politinės laikysenos, dėl paramos Ukrainai ir kibernetinės atakos, tai nebėra tik tai kažkokie žvalgybos informacijai surinkti, kibernetinė erdvė tampa viena iš apskritai bendrų atakos, hibridinių atakų vienas iš įrankių. Na ir kokios pagrindinės kryptis, tai nieko naujo, kaip visada mes turim socialinę inžineriją ir tai yra Europai skaitoma, kad apie 60% atakų ateina dėl žmogiškų klaidų, dėl neatsargaus elgesio ir tą matom analizuodami ir tą pačią Ukrainą situaciją tenais. Vis dar pasitaiko tokių apmaudžių klaidų, išnaudojant socialinę inžineriją, kai priešiškos jėgos patenka per, galima sakyti, lengviausių būdų. Taip pat, aišku, valstybės remiami aktoriai, tai pirmiausia yra žvalgybiniams duomenims susirinkti, nutekėjusiam duomenims kaupti, kredencialų tų prisijungimo duomenų vagystei. Tas reikalinga tam, kad esant reikalui, kai jau būsim pasiruošę, galėtumėm lengvai pasinaudoti tais nutekėjusiais duomenimis ir tai galėtų būti vienas iš atakos vektorių taip pat.
Na ir aišku, jau trečia kryptis, tai jau gavus tuos nutekėjusius duomenis, jungtis prie sistemų ir ten jau horizontaliai vaikščioti ir išnaudoti esamus pažeidžiamumus. Čia šiek tiek nukrypsiu, nuo šių metų mes irgi NKSC stebim nutekėjusius duomenis ir čia vienas iš dalykų, ką iš mūsų kaip paslaugą gauna kibernetinio saugumo subjektai, nemokamai, mes teikiam kiekvieną dieną informaciją apie nutekėjusius duomenis. Vertinam, jeigu tai yra kažkokie nauji duomenys, visą laiką atsinaujinam savo duomenų bazės ir teikiam tą informaciją ir nuo metų pradžios virš 100 000 tokių nutekėjusių prisijungimų, slaptažodžių, vien tik tai kalbant apie kibernetinio saugumo subjektus turim. Tai galim sakyti 100 000 progų pasinaudoti ir išnaudoti tuos nutekėjusius duomenys atakom. Šiek tiek palyginimo tarp ES ir Lietuvos, bendros tendencijos išlieka tokios pačios. Turim šiek tiek tokio, galbūt į sektorius žiūrint, išskirtinumo, bet vis dar tiek visoje Europoje, tiek Lietuvoje sukčiavimo laiškai yra pirmas atakos vektorius. Tai kaip ir Rūta minėjo, naudokitės mūsų mokymo platformą, investuokite į darbuotojų švietimą, nes galim turėti sofistikuočiausius įrankius, brangiausius įrankius, bet jeigu žmonės dar neturės to supratimo, kaip elgtis, tai būsim ir toliau pažeidžiami. Matom atakas tiek Europoje, tiek Lietuvoje, irgi dažniausiai tai būna susiję. Vis labiau pastebim koreliaciją tarp kibernetinės erdvės ir realių politinių įvykių. Tai ir ES po pranešimų apie sankcijas, apie kažkokius viešus pareiškimus, visą laiką yra suaktyvėjimas kibernetinėje erdvėje. Ir tą stebėjome, analizuodami ir karo Ukrainoje tendencijas. Jeigu pradžioj karo tai būdavo tokios ad hoc atakos, priderintos prie kinetinių atakų, dabar jau tai yra labai labai gerai planuojamos atakos, ilgalaikės, kaip integruota apskritai karinių veiksmų dalis. Na ir kalbant apie sektorius, iš principo galbūt tik prioritetai keičiasi, bet pagrindiniai sektoriai atakuojami išlieka tie patys, tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tai yra viešasis sektorius. Kadangi mūsų priešiškos jėgos turi tikslą sutrikdyti valstybės funkcionavimą, parodyti, kad valstybė nesusitvarko, tai akivaizdu, kad ir sektorius viešasis yra neveltui pasirenkamas atakom. Antra sritis, kur matom tendenciją, transportas, logistika. Ypatingai Europoje, čia girdėjo tikriausiai šiais metais ir oro uostai, Briuselio, Jungtinės karalystės ir kitų, ir ne tik oro uostai. Tai yra logistikos grandinės, vėlgi tai yra susijęs su mūsų politinė situacija, su parama Ukrainai, atakuojama ten, kur siekiama padaryti didžiausią žalą. Na ir žinoma finansai, bankų sektorius, kas žmonėm labiausiai skauda, ir kas gali tiesiogiai paveikti žmonių pasitikėjimą institucijomis ir valstybę, irgi yra vienas iš svarbiausių atakuojamų sektorių, galima sakyti. Na ir vėlgi panašu, kokius mes matom duomenis Europoje ir Lietuvoje, tai Lietuvoje daugiausia nutekintų duomenų yra skaitmeninė infrastruktūrai, Europoje viešajam administravime. Lietuvoje dar nemažai matom nutekintų duomenų finansų sektoriuje, bet nelaikom to labai didelę grėsmę dėl to, kad finansų institucijos turi gana geras papildomas priemonės, kurių imasi tam, kad užkardytų pasinaudojimą tais nutekintais duomenimis. Na ir kokios grėsmės, ką mes prognozuojam, ką matysime 26 metais. Tai vėlgi tas pats, ta pati tendencija, kad nutekintų duomenų daugėja ir jie yra išnaudojami. Juos labai nesunku gauti ir dažnai net nebereikia už juos mokėti. Tai ir toliau išliks viena iš mūsų silpnybių, nes nutekintais duomenimis bus pasinaudota
atakuojant ir siekiant padaryti didelę žalą atskiriems kibernetinio saugumo subjektam. Sukčiavimo laiškai ir toliau mes prognozuojam, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą, tai jie pasidaro, juos vis sunkiau atpažinti, kad tai yra sukčiavimo laiškas, nes informacijos surenkame vis daugiau apie konkretų asmenį, ne į kurį kreipiamasi, kuriam rašomas laiškas. Tai tam pasitelkiami ir dirbtinio intelekto agentai. Ransomware'as, išpirkos reikalaujančios, kaip čia pavadinti, programinę įrangą. Kartais sunku išversti tuos angliškus terminus, bet vis dar išlieka viena iš didžiausių grėsmių ir kalbant apie, kaip apsisaugoti, jeigu mes sakom, kad sukčiavimo laiškai, tai turim šviesti darbuotojus, atpažinti, organizuoti mokymus, pratybas, nepavyko vėl mokymus ir eiti tokiu ratu. Tai kalbant apie išpirką, matom, jeigu įmonė yra pasiruošusi, tai jai ransomware'as nėra labai baisu. Ne? Jeigu aš turiu kopijas, jeigu žinau, kas yra mano tie karūnos brangakmeniai, ką man reikia saugoti, tai man didelės žalos nepadarys užšifruoti duomenis, nes aš tiesiog atsikursiu savo kopijas ir atsikursiu savo veiklą. Jeigu to nėra, tai tada jau yra kitas dalykas. Ką matėm Ukrainoje beje, karo pradžioj daugiausiai buvo net ne tai, kad užšifruota, bet ištrinami duomenys, Viperis buvo pagrindinė tokia tendencija. Dabar kartais yra Viperis apsimeta ransomware. Tai reiškia, kad lyg tai užšifruoti duomenys, lyg tai tu galėtum išmokėti išpirką, nors mes visada sakom, kad niekada nereikia mokėti išpirkos. Bet po to paaiškėja, kad iš tikrųjų duomenys yra ištrinti ir nieko tu ten neatgausi. Ir toliau, ką matysime tikrai ir, čia net nereikia niekam pasakoti ir dabar, kas atidžiau stebit, kas vyksta ir viešoje erdvėje, tai tų atakų hibridinių vis daugės. Ir viena iš priežasčių, kodėl, ką mes matom, kokias tendencijas analizuodami regioną, tai kad Rusija smarkiai persitvarkė savo puolamąsias kibernetinės pajėgas. Nuo tokių trumpų ad hoc atakų, kurias karo pradžioje 22 metais, dabar jie pereina prie ilgų, planuojamų, nuoseklių, koordinuotų. Kodėl? Nes trumpos nepavyko. Jiems nepavyko greitai pasiekti savo rezultatų. Jie persitvarkė tiek struktūrą, tiek visą strategiją, tiek savo tikslus, tiek finansavimą. Viskas yra labai dėja, bet yra pereinama prie tokio labai koordinuoto ir planuoto veikimo. Ir rekomendacijos, aišku, visi tie dalykai tikriausiai yra gerai žinomi ir mano kolegos dar vėliau kalbės ir mes esame išleidę turbūt ir ne keletą, ne vieną jau rekomendaciją į rankas C, ką turim daryti, tai kartais tai nekainuoja milžiniškų pinigų ir investicijų, bet reikia turėti sąmoningumo. Tai kalbant apie duomenų saugumą, kaip ir minėjau, įsivertinti, kas mums labiausiai skauda, kokių duomenų praradimas sutrikdytų mano įmonės veikimą, aš nebegalėčiau veikti. Ir tada galvoti apie tai, kokiais būdais apsisaugoti, kokiais būdais kurti atsarginės kopijas ir taip toliau. Apie žmonės jau nekartą kalbėjom, kadangi tai yra pirmoji, bet kokiu atveju neišvengsime tų phishingo atakų, tai vėl ir vėl kalbėti, aiškinti, kaip atpažinti, kaip raportuoti. Tai yra toks bendros organizacijose kultūros kėlimas. Apie užšifruotus duomenis, apie ransomware, tai vėlgi tas pats dalykas, kiek mes galim, mes jų neišvengsime. Mes matom Europoje tendenciją, kad tai yra tikrai didžiulis suaktyvėjimas. Ką galim savo pasidaryti, kaip sakiau, kad man būtų nebebaisu, kad aš žinočiau, iš kur aš galiu atsikurti duomenis, kaip aš tą darau, koks mano planas, kaip aš veikiu, jeigu taip atsitinka. Nes streso lygis patyrus ransomware labai smarkiai pakyla, tai žinoti iš anksto, treniruotis dar geriau ir turėti bent jau minimalų planą, kad visi žinotų įmoniai, kas ką turi daryti atsitikus tokiai situacijai.
Na ir kalbant apie hibridinės grėsmės, tai kaip ir jau prieš tai minėjau, kad tai išliks, kibernetinė erdvė nebėra tik tai priešiškų pajėgų žvalgybos veikimo tokia erdvė. Kibernetinė erdvė pasidaro integruota į bendrą priešiškų valstybių veikimą. Tai manome tą tendenciją ir toliau išliks 26 metais. Na ir kartu noriu pristatyti, kaip minėjau, mes Nacionalinio kibernetinio saugumo centre kasdieną vertiname grėsmes, kasdieną dalinamės informaciją su kibernetinio saugumo subjektais. Tai visi, kurie yra prisijungę į platformą, visi gauna tą dienos vertinimą. Atskiriems sektoriam, pradėjom nuo finansų sektoriaus, bet tikrai tęsim ir kitus. Atskiriems sektoriam rengiame kas savaitinį jau to sektoriaus specifinį grėsmių vertinimą. Bet nepaisant to, kad tik išskirtiniai, tik privilegijuoti, kaip čia pavadinti, privilegijuoti organizacijos patenka į subjektų sąrašą, bet mes nepamirštam ir kitų, kurie nepatenka. Tai esam parengę metodiką, kuri galėtų praversti saugumo operacijų centrų analitikam apie tai, kaip tikrinti grėsmių indikatorius, kaip atpažinti, kaip įsivertinti juos, kad juos panaudotumėm tinkamai, kad tai nebūtų tik tai paukščių kalba. Ir antroji studija taip pat iš projekto yra finansuojama ES projekto ir parengta, tai yra mažom ir vidutiniam įmonėm skirta studija, kaip įsivertinti grėsmes savo įmonėje, į ką atkreipti dėmesį. Šita studija buvo rengiama atsižvelgianti tai, kad įmonės tikrai neturi galbūt didelių resursų, finansinių arba žmogiškųjų, negali galbūt turėti didelių grėsmių analitikų komandų, tai padėtų padidinti supratimą apskritai, ką reikėtų daryti, nuo ko reikėtų pradėti. Tai aš čia savo pristatymą ir baigiu. Jeigu turite klausimų. Ačiū, Inga. Tai dabar jau, Inga, nepabėg, turim klausimų. Bent keli klausimai yra YouTube platformoje, bet pradžiai galimybė tiems, kurie šį tokį snieguotą ir gana slidų rytą atėjo iki mūsų ofiso. Iš auditorijos žiūriu, ar turėtume klausimų. Kol kas neturime. Tai tada iš YouTube kanalo Lukas klausia, kaip duomenų nutekinimas iš finansų institucijų nėra svarbu? Ar tie duomenys yra mažiau jautrus? Ne, duomenys nėra mažiau jautrus, bet finansų institucijos skiria labai didelį dėmesį, negaliu gal apibendrinti, bet kiek teko matyti, labai didelį dėmesį saugai ir kartais vien paprasti sprendimai, tokie kaip 2 faktorių autentifikacija, nebeleidžia pasinaudoti nutekintų prisijungimo duomenim, nes galbūt kažkas naudodamasis nesaugiu interneto ryšiu prisijungia prie savo bankininkystės ir tokiu būdu nutekėjo tas prisijungimas, bet tai nereiškia, kad kažkas gali pasinaudoti tuo nutekintų prisijungimu antrą kartą. Tai čia galioja ir visiems iš tikrųjų, jeigu turit 2 faktorių autentifikaciją, tai jau pasidarot žingsnį saugumo link. Duomenų nutekinimas yra aktuali tema, nes turim dar vieną klausimą. Aurimas klausia, kai jūs teikiate įmonėms nutekintus slaptažodžius, labai didelė dalis yra jų false positive, nes kai kada darbuotojai jau net nebedirba. Kada sprendimą integruosite su įmonių duomenų baze ar kitais šaltiniais? Taip, iš tikrųjų mes šitą paslaugą pradėjom teikti dabar šiek tiek daugiau negu metai, kai analizuojam situaciją ir ypatingai pradžioje, kai pradėjom teikti, neturėjom dar savo tokios duomenų bazės nutekintų duomenų,
būdavo sunku įvertinti, kada tas duomuo nutekėjo. Ar prieš 10 metų nutekėjo ir tik dabar pasirodė. Tai mes informuojam įmonės, aišku, sulaukdavom tų reakcijų, kad galbūt žmogus jau nebedirba ir tai neaktualu. Tai ir ačiū Dievui, kad neaktualu. Bet dabar jau pasenusių duomenų nebesiunčiam, nes turim galimybę pasitikrinti su savo baze, jeigu mes jau apie tą nutekintą informaciją vieną kartą pranešėme ir jau jeigu jinai pasirodė, tai antrą kartą apie tai jau nebepranešinėjom. Tai tobulėjam su laiku. Ačiū. Turim klausimą iš auditorijos mikrofoną, kad ir transliacijos dalyviai girdėtų, ko jūs teiraujatės. Sveiki, Asta. Norėčiau paklausti, teigiama, kad praradus užšifruotus duomenis, kaip ir saugu šiai dienai, nes jie nebus iššifruoti. Bet jeigu, žvelgiant į ateitį, atsiradus kvantiniams kompiuteriams, galbūt tai irgi galima strateguotis ir galvoti, kad tai irgi nėra saugu. Ir bet kokiu atveju saugo duomenys yra verta. Tai aš net ir nesutikčiau su tuo, kad praradus duomenys saugu, nes jie užšifruoti. Tikrai ne, nes tas, kas užšifruoja, lygiai taip pat gali ir atšifruoti. Tai žiūrėčiau per kitą pusę šitą klausimą. Saugoti. Taip, yra tų dalykų, kad kai kurie duomenys yra masiškai renkami, kad dabar negalime jų panaudoti, bet kalbant apie postkvantinę kriptografiją, kad po to galėsim panaudoti ir kenkėjiškiam tikslam. Tai čia vėlgi abiejų pusių lenktynės ir žaidimas, kas pirmas. Ar ir valstybė galvojanti apie postkvantinę kriptografiją, ar priešiškos jėgos. Bet aš jokių būdų negalvočiau, kad ransomware'as tai čia saugu, nes užšifruota. Aš dar pridėsiu prie Ingos apie pasirengimą postkvantiniam periodui ir su tuo susijusių saugumo klausimus. Diskutavome šią temą pavasarį, įrašas yra mūsų vaizdų kolekcijoje. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu yra pradėjusi rengti planą, kaip pati valstybė pasirengs šitam periodui, o rekomendacijos, kaip pasirengti atskirai organizacijai, buvo kaip tik aptariamos tame mūsų Cyber pusryčių formate. Dar vienas klausimas. Augustas klausia, ar perkate iš Dark Webo duomenis? Įrankių negaliu atskleisti, bet kad matome, kas ten yra, taip. Gal taip atsakysiu. Gerai. Mes patys neperkam iš nusikaltėlių, tikrai neperkam tam, kad sužinotume. Mes turim kitų būdų tą informaciją gauti. Ačiū Ingai. Inga bus čianais, jeigu turite klausimų, galėsite prieiti per tinklaveikos laiką po mūsų renginio. Dar čia yra keletą klausimų, kurie pabandysiu aš pati atsakyti, nes matyt jie kilo po mano įžanginio žodžio. Tai Aurimas klausia, kodėl registruojami tik juridiniai asmenys, kodėl fiziniai asmenys, dirbantis pagal individualios veiklos pažymėjimą, yra ignoruojami, nėra kompetencijos. Netiesa, tie žmonės nėra ignoruojami ir labai džiaugiamės, kad Aurimai, jūs kaip mūsų cyber bendruomenės narys stebite šitą renginį, dalyvaujate, klausėte. Tai tokių veiklų Lietuvos cyber bendruomeniai, specialistams, kad ir kokias pozicijas jūs užimtume ir ateinančiais metais organizuosime. Europinis kompetencijų bendruomenės registravimas vyksta pagal Europinį reglamento nuostatas. Šitoje vietoje mes nelabai turime įtakos ką nors pakeisti, bet sugalvosime ir paprastiems fiziniams asmenims veiklos, kur galėtumėt prisidėti, kad Lietuva taptų atsparesnė kibernetinėms grėsmėms ir kartu kurtume saugesnę aplinką. Dar vienas klausimas susijęs su KSIS-u. Ar gali prie KSIS ir MIS platformos prisijungti ir ją naudotis įmonės, kurios neidentifikuoti kaip subjektai? Tai atsakymas kol kas yra ne. Nes ypač apie MISPą čia labai svarbus yra pasitikėjimo faktorius ir KSIS-as yra sukurtas kaip tokia
visiems subjektams, kuriems yra prievolė padaryti tam tikrus dalykus ir gresia, sakyčiau, milijoninės baudos, jeigu jie to nepadarys, pagalba, platforma, kad kartu galėtume šitą teisėkūrinį formatą įgyvendinti kartu. Visiems kitiems, kurie nėra subjektai, iš vienos pusės kaip ir lengviau, nėra teisėkūrinės prievolės, bet mes per cyber pusryčius ir kitus formatus pabandysim maksimaliai pasidalinti savo žiniomis ir rekomendacijomis, ką daryti, kad galėtumėt efektyviau pasirūpinti kibernetiniu saugumu. Ir su tuo susijęs mūsų antrasis pranešimas, būtent apie rekomendacijas, ką daryti, kai jau žinome, kokios grėsmės yra pačios aktualiausios. Ir aš kviečiu labai aktyvų kibernetinio saugumo bendruomenės narį, Tomą, pristatyti šią įdomią temą. Tomai, scena tavo. Taip, tai sveiki, esu Tomas Musius, Lietuvos Šaulių sąjungos narys, kibernetinio saugumo kuopoje, taip pat Invosec įmonės vadovas, kartu su NKSC dirbantis ekspertas, kuriančias rekomendacijas ir projektų vadovas. Ir mano pranešimas turi skambę antraštę, bet iš tikrųjų žinutė čia yra ne tik rekomendacijos, kurios yra būtinos reaguojant į grėsmės ir jas valdant, bet tuo pačiu ir bendruomenė. Ką mano galva NKSC puikiai atlieka, puikiai daro ir tą iš tikrųjų matome ir ne viename renginyje, ir ne viename projekte. Iš tikrųjų Lietuva nėra didelė šalis, lygiai taip pat nėra didelė ir kibernetinio saugumo bendruomenė. Svarbiausia, geriausia, ką mes galėtume pasiekti, tai yra dirbant kartu. Ir tą puikiai matau dalyvaudamas ir įvairiose visuomenės veiklose, tarptautinėse pratybose, NATO pratybose, visur, kur dalyvauja, įsitraukia visa bendruomenė, tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius, ten pasiekiami didžiausi rezultatai. Ypač kalbant šių geopolitinio konteksto fone. Ir rekomendacijos yra vienas iš tų rezultatų. Mes su NKSC komanda tikrai buvo įsitraukęs ne vienas NKSC departamentas, padalinys ir įsitraukimas visų buvo didelis. Prieš pradedant rengti rekomendacijas turėjome du svarbius klausimus. Vienas iš jų buvo tai, kaip jas padaryti naudingas, kaip padaryti, kad jos sukurtų vertę ir kokias tas temas parinkti, tai yra į ką atsižvelgti. Ar tik į grėsmės, tik tai, ką matome Europoje, ar mums reiktų išgirsti ir ką bendruomenė sako. Ir iš tikrųjų tas pirmas klausimas, kad rekomendacijos visų pirma, jos nusprendėm, kad tai neturėtų būti iš kibernetinio saugumo įstatymo ar iš kibernetinio saugumo reikalavimo aprašo, tiesiog detalizuoti reikalavimai, ką ir kaip daryti. Bet tai turėtų būti aiškus, praktiškas rinkinys, paremtas standartais, paremtas gairėmis ir paprastai ir aiškiai suprantamas kiekvienam kibernetinio saugumo vadovui. To ir siekiame, manau, tas puikiai pavyko. Nežinau, kiek klausimas auditorijai, kiek iš jūsų jau matė, skaitė tas rekomendacijas. Vėliau dar prie jų prieisim, gal galima rankas pamatyti. Ok, tikrai nemažai. Malonu. Tai prie rekomendacijų šiek tiek detaliau dar prieisim. Bet antras klausimas, ką norėjau paliesti, yra ta bendruomenė ir būtent kokios temos rekomendacijoms buvo rengiamos, yra labai svarbus. Dėl to, kad tos temos ir rekomendacijos buvo parengiamos būtent į tai atsižvelgiant, ką kibernetinio saugumo subjektai, ko jiems reikėjo, koks buvo jų poreikis tiek SISE, tiek derinant tam tikrus dokumentus ar klausimus su NKSC. Ir antra ta dalis, laiko taupimas, aiškumas,
buvo taip pat labai svarbus kriterijus rengiant šitas rekomendacijas, kad jos taptų kaip veiksmų rinkinys. Tai yra, kad tai nebūtų teorinė medžiaga, bet iš esmės aiškus veiksmų rinkinys, ką vadovai turėtų daryti, reaguojant į vienas ar kitas grėsmes. Ir kiti du kriterijai, kurie taip pat labai svarbus buvo rengiant šitas rekomendacijas, buvo pritaikomumas visiems sektoriams. Negali pritaikyti vienam sektoriui. Na, gali, bet tai bus ganėtinai, sakykime, siauro tipo rekomendacijos. Reikia ir tokių, sutinku, bet šiuo atveju mes taikėmės, kad jos būtų plačios, orientuotos į grėsmės, į bendras kontrolės, į sprendimus, į įrankius ir manau, tas pavyko. Ir galiausiai grįžtamasis ryšys. Tai šioje vietoje vėlgi labai yra svarbi bendruomenė, svarbus jūs, kas skaitėt, kas matėt, galbūt kažko trūksta, galbūt kažkur norėtumėt giliau, galbūt norėtumėt kažkokių platesnių temų. Tai NKS visada yra tam, kad išgirstų, visada gali drąsiai rašyti ir tikrai tos poreikius girdi, sistemina ir į tai atsižvelgia. Norėčiau pradžioje atkreipti dėmesį, kad daug kur skaidrėse bus QR kodai, tai jie tikrai saugus, šiandien nėra phishingas, gali drąsiai skanuoti, jūs nukreips tiesiai į rekomendacijas ir kol pasakosiu, galėsi taip pat jas peržvelgti. Kuriant pačias rekomendacijas, mes siekiame, kad jos būtų itin panašios savo struktūra. Tai rekomendacijos iš esmės susideda iš 7 pagrindinių dalių. Tai yra pirmiausia tikslas, kodėl jos rengiamos, ką mes norime pasiekti jomis, ar suteikti praktinius žingsnius, ar suteikti gairias, ar suteikti metodiką. Antra, auditorija, į ką orientuota, ar tai kibernetinio saugumo subjektų vadovai, ar tai specialistai, ar galbūt tiesiog darbuotojai. Situacija, dėl ko mes manom, kad šitų rekomendacijų reikia. Tai visų pirma, ką mes matom Lietuvoje, iš grėsmių konteksto, ką mes matom Europoje ir ką mes apskritai, kokią problematiką girdim iš kibernetinio saugumo subjektų. Tada identifikuojamos grėsmės susijusios su tuo sprendimu arba ta metodika arba tomis gairėmis. Tada atitinkamai kontrolės priemonės, kaip tas grėsmės reikėtų valdyti, tiksliau kaip mes manome ir matome, kad jas reikėtų valdyti geriausiai. Ir žinoma, tų sprendimų arba tų kontrolės priemonių palaikymo ir įgyvendinimo gairės. Ir galiausiai naudingi įrankiai arba nuorodos. Tai kai kurios rekomendacijos yra orientuotos ir į tyrimą, ir į incidentų tyrimą, ir tam tikri įrankiai viešai prieinami, puikiai padeda tuos tyrimus atlikti. Kaip mes jas rengėme ir kaip priėjome iki rekomendacijų parengimo? Tai nebuvo vien tik darom taip ir rengėme būtent taip. Ne, mes žiūrėjom, o kaip daro kiti nacionaliniai kibernetinio saugumo centrai, kaip daro Europoje, kaip daro už Europos ribų, kaip daro kitos NATO šalys. Išnagrinėjom ne vieną nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir kaip jie teikia publikacijas, kaip teikia rekomendacijas. Čia matote 3 pavyzdžius, tai yra Prancūzijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Jungtinės karalystės ir Australijos. Ir pastebėjom, kad yra skirtingi būdai, kaip pateikiamos, kaip bendraujama su bendruomenė. Tai pirmas būdas, tai yra būtent tiesiog teikiami dokumentai, publikacijos pagal jų aktualumą, ar tai būtų reikalingas tyrimas, ar tai būtų reikalingos bendros rekomendacijos, ar kažkokios techninės gairės. Antra, tai yra pagal sritis, autentifikacija, prieigos valdymas, dirbtinis intelektas, bet kokia kita kategorija. Ir galiausiai grėsmės ir kontrolės. Tai yra kai kurie nacionaliniai kibernetinio saugumo centrai, pavyzdžiui, Australijos, Šveicarijos, jie žiūri pagal tai, kokios grėsmės yra aktualios sektoriams, kurios yra aktualios šaliai ir pagal tai atitinkamai rengia kontrolės ir savo lūkestį bendruomeniai, kaip reikėtų tam tikras grėsmės valdyti. Ir mes su NKSC nusprendėm, kad tai turėtų būti tas grėsmių ir kontrolių modelis, kuris būtų taikomas Lietuvoje ir pagal tai būtent reikėtų orientuotis ir į rekomendacijas ir jų pateikimą pačiai bendruomeniai. Negana to, kad rekomendacijos rengiamos žiūrint pagal gerąją praktiką,
vienareikšmiškai jos buvo rengiamos ir atsižvelgiant į standartus. Turbūt daug kas yra susidūręs su vienais ar kitokiais standartais. Jie savo esme yra skirtingi. Vieni dengia daugiau techninės detalės, kiti daugiau žiūri plačiau visas sritis, kiti siauriau. Iš esmės, kiekvienas iš jų turi savo specifiką. Mūsų tikslas nebuvo paimti vieną konkretų standartą ir pagal vieną kurpalių viską rengti, bet mūsų tikslas buvo paimti tai, kas aktualiausia iš kiekvieno standarto ir tai pateikti kaip lūkestį bendruomeniai. Šiuo atveju mes rėmėmės pagrindę ENISA, Europos kibernetinio saugumo agentūros techninėmis gairėmis, ypač NIS2 įgyvendinimo atveju, Center for Internet Security, ISO/IEC, be abejo NIST. Ir visi šie standartai vienokiu ar kitokiu būdu nugulė į gairės ir juose atsispindėjo. Judant prie rekomendacijų. Tai šiuo metu planas ir apimtis rekomendacijų buvo 10. Dabar jau yra išpublikuotos ir išplatintos 6 rekomendacijos. Jas visas galit pasiekti ne tik su šitais QR kodais, bet tiesiog nuėję į nksc.lt/rekomendacijos.html. Ir ten rasite tiek jas, tiek anksčiau NKS rengtas rekomendacijas, tiek rekomendacijas, kurios bus parengtos ir ateinančiais metais. Norėčiau apie kiekvieną trumpai rekomendaciją apžvelgti, kodėl jinai buvo rengta, kurios yra itin aktualios šių dienų kontekste. Tai pirmiausia, viena iš rekomendacijų yra būtent darbalaukio valdymo sprendimo saugumo užtikrinimas. Turbūt nėra organizacijos, kuri neturi kažkokio tai nuotolinio darbalaukio valdymo sprendimo, ar tai RDP, ar kažkokie kitokie kiti sprendimai. Tai šios rekomendacijos būtent buvo, tema gimė iš kibernetinio saugumo subjektų, iš jų poreikio. Antra, rekomendacijos dėl elektroninio pašto saugumo kontrolės priemonių. Vėlgi, aktuali grėsmė, phishingas, L-paštu pagrinde gaunama daug phishingo mailų, kaip savo paštą turėti saugų ir tinkamai kontroliuojama. Tada ypač aktualu trečiųjų šalių valdymas, kaip valdyti trečiasias šalis, atsižvelgiant būtent į NIS2 reikalavimus, atsižvelgiant į DORA, į finansiniam sektoriui. Visa tai paskutiniais keliais metais yra ypač akcentuojama, nes kaip ir kolegė Inga kalbėjo, atakos, grėsmės tampa sudėtingesnės, ilgesnės, jos orientuojas ne tik į konkretų objektą, bet orientuojas ir į jo tiekimo grandinę. Tai turbūt ką ir pastebėjot, nugriūna Cloudflare'as, sugenda AWS'o kažkoks konkretus serveris Amerikoje, CrowdStrike'as išleidžia netokį update'ą ir viskas griūna. Tai va tai yra labai svarbu ir tikrai rekomenduoju šitas rekomendacijas peržvelgti, nes ten koncentruotai stengiamės pereiti per visus esminius žingsnius, kaip tą tinkamai sukontroliuoti. Ketvirtas, rekomendacijos kasmetiniam rizikų vertinimui. Ta tikrai reikės daryti kiekvienam kibernetinio saugumo subjektui. Čia sudėjome koncentruotai, aiškiai, kokie pagrindiniai elementai, kad galėtumėt atlikti kibernetinio kasmetinį rizikų vertinimą, kurį privalėsit atlikti kas 12 mėnesių. 5. Rekomendacijos atsakingam spragų atskleidimui. Iš tikrųjų, tema Lietuvoje yra ganėtinai mažai paliesta. Tikrai yra didelių organizacijų, kurios pas savį išplatina gairias etiškiam įsilaužėliam, kaip jie galėtų identifikuoti ir pranešti spragas, bet tai nėra dauguma. Ir NKSC šioje vietoje apibrėžia tiek gairias, kaip šie etiški įsilaužėliai, tiesiog lankytojai, vaikščiodami po kažkokias valstybinės sistemas, vaikščiodami po privačių subjektų sistemas, galėtų pranešti tiek NKSC, tiek pačiam subjektui, jeigu subjektas tokių gairių neturi. Tai šitos gairės yra labai svarbu ir pačiam subjektui, jeigu jis planuoja tokias gairias pas save pasirengti ir turėti prieinamas.
Šeštas - rekomendacijos antivirusinės programinės įrangos naudojimui. Vėlgi, tai atėjo kaip poreikis iš kibernetinio saugumo subjektų. Dėl to, kad pastebima ir iš NKSC perspektyvos, kad tyrimams pateikiama medžiaga, pateikiamas kenkėjiška programinė įranga, kenkėjiški laiškai, jie ne visada būna tinkamai pateikiami, ne visada tinkamai atliekama visa iki to pateikimo momento surinkta įkalčių analizė ir tinkamas jūsų surinkimas. Tai čia ypač aktualu tiem iš ypač kritinių sektorių, kur tikrai susiduria ganėtinai dažniau su įvairiomis atakomis. Kas dar laukia? Tai čia dar ne visos rekomendacijos išviešintos, dar 4 jau yra parengtos, kadangi reikia dizaino elementų sumaketuoti, paruošti. Jos dar nėra išviešintos, bet jos planuojama, jog bus išviešintos iki gruodžio vidurio. Ir manau, dalis jų yra dar įdomesnės, negu iki šiol buvo rengtos. Visų pirma, tai yra rekomendacijos saugiam dirbtinio intelekto sprendimo naudojimui. Tai yra ypač aktualu šiom dienom ir ypač tas shadow DI vadinamas, šešėlinis dirbtinis intelektas organizacijose, kur darbuotojai nekontroliuojamai naudoja dirbtinį intelektą. Tai būtent į tai orientuojamas iš šiose rekomendacijose. Svarbu yra pabrėžti, kad tai ypač karšta industrija, reiškia, jinai kinta labai greitai, vien rengiant šitas rekomendacijas, tam tikros detalės, jos kito ir publikacijų nėra daug ir jinai yra tokia ganėtinai šiuo metu karšta tema. Dėl to tai tikrai svarbu jas perskaityti dabar, nes nebūtinai tai bus aktualu, sakykime, po 2 metų. Bet vėlgi, buvo siekis daryti jas kiek įmanoma orientuotas į pagrindinės kontrolės. 8. Rekomendacijos organizacijos debesijos paslaugų saugumui užtikrinti. 70% organizacijų duomenų yra debesyse. Ir tam saugumui, tų duomenų saugumui užtikrinti, tai nėra tai, kad tu talpini debesyse ir tikiesi, kad ten viskas yra gerai ir puiku, nes viskom pasirūpins nutolęs duomcentrio tiekėjas. Taip tikrai nėra, tai yra daug ir prieigos valdymo priemonių, daug ir rolių, teisių priskirimo priemonių, kurias taip pat reikia valdyti, prižiūrėti ir atitinkamai pasirinkti atitinkamą paslaugų tiekėją, atitinkamų jurisdikcijoje ir su atitinkamu požiūriu į duomenų tvarkymą. 9. Rekomendacijos socialinės inžinerijos atakų atpažinimui elektroniniuose laiškuose. Tai kadangi pradedama naudoti ir dirbtinis intelektas, tiek skanuojant elektroninius laiškus ir rengiant atsakymus, įmonių, sakykime, apimtyje, tiek ir patys piktavaliai jau pradeda dėti baltų šriftu užkoduotus tekstus į laiškus, kad galėtų įsilaužti ir nusitekinti duomenis iš organizacijos. Tai yra taip pat svarbu, kaip tinkamai tas atakas identifikuoti, galbūt kokie yra tie, kaip čia lietuviškai, indicators of compromise, būtent tie IOCs vadinami, ir kompromitavimo indikatoriai, ir kaip juos užkardyti. Ir galiausiai 10. Tai kibernetinio saugumo reikalavimų veiksmingumo ir atitikties vertinimas. Tai tikrai aš pats girdžiu ir konsultuodamas klientus, ir girdžiu rinkoje kalbą, tai kaip atlikti tą kibernetinio saugumo reikalavimų veiksmingumų vertinimą. Tai yra įdėta į KSI, tai yra įdėta į kibernetinio saugumo reikalavimo aprašą, kas į tai įeina, kaip čia būtų geriausia tą atlikti. Tai čia yra koncentruotai sudėta ir detalizuota, kaip reikėtų nusistatyti rodiklius, vertinti savo informacinių sistemos valdymą, jo efektyvumą, kaip vertinti atitikti. Tai taip pat rekomenduoju šių rekomendacijų sulaukti ir jas taip pat perskaityti. Ir galiausiai, užbaigiant savo pranešimą, norėčiau akcentuoti vėl tą patį dalyką, nuo kurio ir pradėjau, tai yra bendruomenė. Tai dalis tų rekomendacijų jos nebūtų išėjusios, jeigu ne bendruomenės pasiūlymai, pastabos, poreikiai. Tai čia matote kairėje QR kodą,
todėl visų, kas čia dalyvauja, labai prašau, tol, kol vyks klausimų atsakymų sesija, tiesiog nusiskanuoti ir toj formoje pateikti savo pasiūlymus, pastebėjimus, galbūt kažkokios temos yra aktualios jūsų sektoriui, galbūt kažkokios rekomendacijos jums yra svarbios ir tą paminėti. NKS tą sistemina ir tikrai į tą atsižvelgia. Dar matau, žmonės skanuoja auditoriją. Tomai, tai kol žmonės skanuoja ir bando pasakyti, kas jiems aktualu, gal paklausim, gal jie ir klausimų tau turi. Nes man rodos, čia paskutinės skaitai. Taip, teisingai. Tai grąžinam QR kodą, kad dar kol atsakinėsime, jisai šviestų. Mėly dalyviai, ar turėtumėt klausimų Tomui apie rekomendacijas? Gal galite čia ir duoti grįžtamą į ryšį, kiek jos yra naudingos? Klausimų kol kas nematau, bet klausimų turime soctinkluose. Su rekomendacijom vieną klausimą gavome iš LinkedIno. Klausimas yra susijęs su atsakingu atskleidimu, kur ir pats minėjai, dar pakankamai tokia šviežia tema yra. Ir apie 90 dienų laikotarpį. Matui atrodo, kad tai yra pernelik ilgas laikotarpis. Amerikiečiai CISA rekomenduoja 45 dienų laiko tarpą. Nelabai aišku, kodėl NKS ir rekomendacijose kalbama apie 90 dienų laiko tarpą. Ar turėtum komentarą dėl šito klausimo? Aš atsakysiu iš savo perspektyvos, NKSC galbūt atstovai galės papildyti, bet šiaip kiek rengiant šitas rekomendacijas teko skaityti, domėtis ir žiūrėti bendrai į kibernetinio saugumo visą aplinką Lietuvoje, užsienyje, ta branda jinai dar tik atsiranda. Ir natūralu, kad taikyti trumpesnius terminus, kurie yra taikomi jurisdikcijose ar, sakykime, šalyse, kur ta branda yra gerokai didesnė, kur daug įmonių yra prisitaikiusios ir pasiruošusios, yra natūralu. Lietuvoje terminas yra adekvatus atsižvelgiant į tai, kokia yra bendra kibernetinio saugumo būklė. Tai natūralu, kad to laiko įmonėms pasirengti, pasiruošti tikrai reikia daugiau. Aš iš NKS pusės papildysiu, kad Lietuva viena pirmųjų, sakykime, man rodos, mes buvom 4. ar 5. valstybė Europos Sąjungoje, kuri įteisino atsakingą atskleidimą, nes iki tol, atsimenat, kai kurie cyber bendruomenės nariai pranešę apie spragas sulaukdavo net ir grasinimų teismais ir pabarimo, kad spragas atskleidė. Tai dabar tai daryti yra teisėta, laikantis taisyklių. Taisyklės yra apibrėžtos kibernetinio saugumo įstatyme. Ir jeigu kalbėt apie CISA, apie amerikiečius, tai tenai yra nustatyta, kad 45 dienų terminas yra pačiai CISai pranešti apie spragą, jeigu ją turintis programinės įrangos gamintojas nesiema veiksmų jos užkardyti. Tai reiškia informuoti visus klientus, kad ta programinė įranga turi spragų, kurias išnaudojus galima jas išnaudoti. NKS, taip, mes kalbam apie 90 dienų ir visame pasaulyje tas tipinis laikas yra 60-90 dienų. Tai kol kas veikia, per metus sulaukiam virš 50 pranešimų apie vienokias ar kitokias spragas. Jas stengiamės užkardyti, kad jie nevirstų kibernetiniais incidentais. Taip, pasižiūrėkime, ar dar... Taip, iš auditorijos, ar turėtume klausimų? Taip, ačiū labai. Sveiki, dėkui, labai tikrai naudingos rekomendacijos sudomino, bet turiu tokį klausimą, jūs gilinotės į įvairias metodikas, organizacijos brandos lygiui analizuoti, yra įvairios metodikos, ten 4-5 lygiai. Ar jums teko susidurti, kur 100 balų, tarkim, sistemoje, ten 80 koeficientas būtų tokiu vertinama?
Čia turbūt Arba kaip NKS geriau pakomentuos dėl to, kad tikrai matė turbūt ne vieną dešimtį tokių ir būtent Lietuvoje. Tai šitą klausimą pasilaikysime ir reikės draugo pagalbos per čatą pasiklausti atsakymo į šitą klausimą. Per tinklaveiką pabandysiu atsakyti į jį. Tomai, jau pabaigiant tavo pristatymą, čia toks yra bendrinis klausimas, užduosiu jį ir būsimam pranešėjui, bet ir tavo nuomonės būtų labai įdomu. Klausia, kaip pradedančiajam specialistui patekti į kibernetinio saugumo įmonės Lietuvoje ir kokie pirmieji žingsniai pradedant šitą kelionę? Koks būtų tavo patarimas jaunam juniorui, kuris nori toliau dirbti šitoje srityje? Manau, jeigu, sakykime taip, vertinant pirmiausia nuo motyvacijos ir nuo to jauno specialisto noro mokytis, tai yra svarbiausia. Jeigu jis pats savo asmeniniams tikslams yra susitvarkęs savo prieigas, sistemas, kompiuterį, iš esmės pradeda nuo savęs, tai yra, kaip sakyt, batsiuvys, ne tai, kad be batų, bet jau savo pirmajam pasisiuva batus. Aš manau, tai yra jau labai geras indikatorius, kad tau reikia eiti šitą sritį ir tavo čia yra sritis. Kai jau tu tą supranti, būdų yra tikrai daugybė ir nebūtinai iškart pradėti nuo organizacijų, nuo įmonių didžiausių. Visada galima pradėti nuo aktyvaus įsitraukimo į bendruomenę, nuo Šaulių sąjungos, nuo Lizdeikos kibernetinės kuopos. Tai ne tik net ir Šaulių sąjunga, bet yra ir įvairių asociacijų, kurias galima taip pat irgi įsitraukti. Tai iš tikrųjų, tų kelių yra daug, ne vien tik pradedant nuo įmonės, bet ir pradedant tiesiog nuo bendruomenės. Ir dar vieną pastebėjimą pasakysiu, kad NKSC turi tikrai daug mokymų ir tie mokymai yra pareikalavę nemažai ir laiko, ir investicijų ir ten sudėta labai daug koncentruotos informacijos. Todėl aš siūlau kiekvienam naujai pradedančiam kibernetinio saugumo specialistui tiesiog pereiti tos mokymus. Tai neužims daug laiko, bet jūs tikrai suvoksite labai daug dalykų ir pamatysite tikrai daug sričių, už kurių galite užsikabinti. Nes kibernetinis saugumas yra itin platus. Tai yra daugybė įvairių kampų, iš kurių tu gali prieiti kibernetinį saugumą. Ačiū, Tomai. Tomas, turim klausimą. Taip, prašau. Turim atsakymą. Jeigu šitas jaunuolis, turbūt spėjau, domisi karjerą kibernetinio saugumo srityje ir yra padaręs bent kažkokius žingsnius, pavyzdžiui, studijuoja kibernetinį saugumą, galbūt baigė ką tik, gali parašyti savo kontaktus, padėsim jam kopti toliau. Gerai, tai Dominikas užsirašys ir padės klausimą uždavusiams išsiųsti pirmą gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kodėl nori dirbti kibernetiniam saugume. Tomai, ačiū labai. Čia buvo pristatymas apie rekomendacijas skirtas visiems be išimties, ar jie subjektai, ar mažos įmonės atstovai, ar šiaip besidomintis kibernetiniu saugumu. O dabar eisime truputį gilyn ir pristatysime ką tik pabaigtą rengti kibernetinio saugumo rizikų metodiką ir šablonus skirtus kibernetinio saugumo subjektams. Tai nėra privalomas, bet labai rekomenduojamas. Kaip Inga sakė, sužinoti, kasgi tie yra brangakmeniai jūsų karūnoje ir ką labiausiai reikia saugoti. Tai kviečiu Ramūną, kuris padėjo parengti šitas rekomendacijas, pristatyti, ką tenai subjektai ras ir kur jas pačias tas rekomendacijas rasti. Ačiū. Aš gal dar pradėsiu pabaigdamas tą klausimą, tai paantrinsiu Tomui. Yra daugybė platformų, kaip ir minėjo Lietuvos Šaulių sąjunga, bet to pačiu yra ir daugybė veiklų, hackathonų, Capture the Flag turnyrų, kur gali praktiškai ateiti, įsijungti bendruomenę, spręsti užduotis, suprasti savo
sakykime, kelelį, nes kaip Tomas minėjo, kibernetinio saugumo domenas yra platus greitkelis ir turi daugybę keliukų. Tai taip pat puikia alternatyva. O dar beje susijęs šitą su viena sena arabiška patarlė. Jeigu ilgai trinsies aplink kirpyklą, anksčiau ar vėliau gausi nemokamą apkirpimą. Tai čia būtent tas įsitraukimas ir nuoseklumas jums tikrai padės. Na, o dabar keliaukim prie... Aha, kažkodėl. Ok. Gerai, tegul būna ir komanda. Esu Ramūnas Tiškus, atstovauju KPMG Baltics, kibernetinio saugumo komandą. Rengdami šią metodiką taip pat dirbame su partneriais, tai NRDCS bei NKSC komanda. Tai norėčiau dar kartą jiems padėkoti už konstruktyvę kritiką, už idėjų generavimą, už diskusijas. Prieš pradedant rengti šią metodiką išsigryninome pagrindinius tikslus ir vienas iš jų buvo šią metodiką padaryti tikslę, maksimaliai tikslę, įrėminant ją, nepaliekant laisvės dviprasmybėms ir skirtingiams traktavimams, bet tuo pačiu randant balansą, kad jinai nebūtų per daug griežta. Tai ar tai mums pavyko, tikiuosi sužinosime po kurio laiko, kai praktiškai ją pradėsite naudoti. Keliaukime toliau. Pradžioje projekto turėjome apie 30 šaltinių įvairių standartų, kaip ir Tomas minėjo, labai geros įžvalgos, jog visi standartai ir gerosios praktikos turi įvairių kampų. Galiausiai išsigryninome šiuos pagrindinius. Turbūt mums artimiausias, geriausiai suprantamas, dažniausiai naudojamas, tai yra ISO standartas. Tai būtent kas susijęs su rizikų valdymu 27005. Taip pat rėmėmės NIST-u, kuris mano nuomonė yra techniškesnis, detalesnis, bet tuo pačiu ir sudėtingesnis. Tuo pačiu labai racionalus Vokietijoje naudojamas BCI standartas. Taigi šie 3 pagrindiniai šaltiniai buvo tas šaltinis, iš kurio mes ėmėm informaciją. Tuo pačiu atlikom analizę tiek Lietuvoje viešo ir privataus sektoriaus, kokius organizacijos mato pliusus ir minusus, taip pat NATO ir NATO partnerių analizę, kokias jie naudoja gerasias praktikas rizikų valdymo srityje. Ekrane matote patį procesą. Šios dienos tikslas fokusuotis į patį rizikų vertinimo procesą, o ne į visą kibernetinio saugumo riziko valdymo ekosistemą, sakykim taip. Procesas susideda iš 5 žingsnių. Pirmas žingsnis yra rizikos konteksto ir kriterijų nustatymas. Tai įvadinis žingsnis, paruošiamasis žingsnis, ką reikia pasirengti prieš pasiraitojant rankovės ir, kaip sakant, pradedant atlikinėti tą rizikų vertinimą. Tai apie tai trumpai užsiminsiu, išsamiau apie tai pasiskaitysite metodikoje. Na ir pagrindiniai rizikos vertinimo žingsniai, tai yra rizikos identifikavimas, rizikos vertinimas bei rizikos valdymo būdų parinkimas. Ir galiausiai procesas užsibaigė su 5 žingsniu, tai yra rizikos stebėsena ir informavimas, kuris tęsiasi iki kito rizikos vertinimo ciklo pradžios arba esant išimtims, jeigu organizacijoje reikalinga atlikti ad hoc rizikų vertinimą, apie kurį metodikoje mes detalizuojame. Taigi, trumpai apie kontekstą ir kriterijus. Na, visų pirma, prieš pradedant atlikinėti rizikų vertinimą, tai turi būti patvirtinta jūsų organizacijos dokumentacijoje, aiškiai apibrėžtos rolės, jų atsakomybės, tiek pirmos, tiek antros gynybos linijos, taip pat nustatyti pagrindiniai kriterijai. Ką mes pastebėjome, jog kriterijų apibrėžimai, sakykime, šiek tiek skiriasi
standartuose ir įvairiose metodikose, tai mes pristatysim, kaip jie atrodo mūsų metodikoje. Tai yra rizikos atlaikymo pajėgumo kriterijus, rizikos apetito bei rizikos tolerancijos. Kalbant apie rizikos atlaikymo pajėgumą, dar svarbu paminėti, kad kartu su metodika mes taip pat parengėme ir įrankį, tai šie du metodika ir įrankis padės jums nuo A iki Z atlikti rizikos vertinimą. Ypatingai galbūt mažesnės kibernetinio saugumo brandos įmonėms tai bus labai naudinga. Taigi įrankyje tai vienas iš šablono pavyzdžių, kaip nusistatyti rizikos atlaikymo pajėgumą, išreiškiant per finansinį išraišką, bet žinoma, turbūt kyla klausimas, jeigu ne finansinė išraiška aktualiausia, tai galima ir per veiklos atkūrimą ir per kitus parametrus. Tai šablone nusistačius organizacijos metinės pajamas bei įsivedus rekomenduojamą procentą ties mažo poveikio lygių bei katastrofinio poveikio lygio, jūs gausite finansinės reikšmės per kiekvieną poveikio lygį. O didžiausias 5 katastrofinis poveikio lygis bus jūsų rizikos atlaikymo pajėgumas išreikštas per finansinę prizmę. Sekantis kriterijus yra rizikos apetitas. Tai būtent šioje metodikoje tai rizikos lygis, nuo kurio didesnį rizikos lygį turinčios rizikos jau joms turi būti pritaikyti rizikos valdymo būdai. Tai jeigu mes teigiame, kad mūsų rizikos apetitas yra vidutiniam lygyje, tai yra 3, tai reiškia, kad mes 4 ir 5 rizikos lygio rizikas jau turėtume valdyti. Svarbu paminėti, jog organizacija pati sprendžia savarankiškai, ar rizikos valdymo būdai bus taikomi nuo, tarkim, žemo, vidutinio ar aukšto rizikos lygio. Paprastai praktikoje, jeigu įmonė yra, sakykime, žemos kibernetinio saugumo brandos, tik pradeda rūpintis kibernetiniu saugumu, galbūt nereikia iš karto tą savo rizikos apetitą nusistatyti taip, jog vertinsim ir žemas, ir vidutinės, ir aukštas, nes reikia suprasti, jog rizikų vertinimas tai taip pat procesas, kuris reikalauja resursų, laiko, o žmonės, kurie jame dalyvauja tiek pirmos, tiek antros gynybos linijos, turi savo ir kasdieninės funkcijas. Tai reikia viską įvertinti kritiškai. Rizikos tolerancija šioje metodikoje yra kaip išimtis rizikos apetitui. Tai specifiniam turto vienetui ir turto grupiai nustatyti leistini nukrypimai nuo bendro rizikos apetito. Pavyzdys, jei organizacija nustato bendrą rizikos apetitą priimti rizikas iki vidutinio lygio, ji gali specifiniam IT infrastruktūros turtui nustatyti griežtesnę rizikos toleranciją. Arba atvirkščiai. Na, tarkim, galbūt dėl sektoriaus specifikos, taip, galbūt operacinės technologijos, industrinės kontrolės sistemos, kiti niuansai, galbūt reikia tam tikram turtui nusistatyti ir vertinti jau net ir žemas rizikas. Taigi, o dabar pereikime prie pačio rizikos vertinimo proceso. Šioje metodikoje apskritai mes ją kūrėme asset-centric, tai yra orientuota į turtą, kas koreliuoja ir su NIS2 direktyva bei kibernetinio saugumo įstatymo, kuris ją implementuoja. Rizikos identifikavimas atliekamas turto pagrindu. Tai reiškia, kad pirmiausiai mes nustatom vertinamą turtą ir čia pradėsim kalbėti apie turto katalogą. Tuomet jam priskiriame aktualias grėsmės, jas identifikavę, aktualius pažeidžiamumus ir mūsų tikslas suprasti, kaip aktuali grėsmė per pažeidžiamumą gali materializuotis ir sukelti specifinę ir aiškią riziką būtent tai organizacijai. Čia matote nuotrauką iš įrankio, iš turto katalogo polapio. Taigi, kaip ir minėjau, turto identifikavimas yra organizacijos turto vienetų ir grupių katalogo sudarimas bei jų vertinimas. Tai reiškia, prie to prieisime vėliau, kad pirmiausiai mūsų tikslas susirūšiuoti svarbiausią turtą, kas liečia rizikos vertinimu. Svarbu paminėti, jog turto katalogas, remianti šią metodiką, apima tik reikšmingus TIS turto vienetus ir grupės, kurie svarbus rizikos valdymui. Tai reiškia, jog tai nėra jūsų
išsamus inventorizacijos sąrašas, taip, tis turto. Ta prasme, iki kabelio ar pelytės lygio, apie tai mes nekalbame. Tai yra mažesnis sąrašas. Kodėl tai svarbu? Kaip ir minėjau prieš tai, kad rizikos vertinimas būtų efektyvus ir proporcingas ir neužtruktų per daug ilgai. Tikrai nemažai diskutavom ir su NRDCC, kurie turi daugybę metų praktikos riziko vertinimo srityje. Ir jeigu mes paimtume organizaciją, kuri turi daugiau turto, tai jūs įsivaizduokit, kiek mes Excel'yje turėtume atskirų eilučių ir kiek turėtume įvertinti atskirai skirtingos turto vienetus, jeigu mes jų negrupuotume. Kaip grupuoti? Ši metodika rekomenduoja, kad mes turėtume grupuoti, jei turto funkcija ir kritiškumas supranta. Prie turto kritiškumo prieisime šiek tiek vėliau. Taip pat rekomenduojame iš praktikos informacinės sistemas į katalogą įtraukti jų negrupuojant, o visą kitą turtą grupuoti. Ir kaip jau minėjau, pasikartosiu, jog tai nėra mūsų išplėstinis inventorizacijos sąrašas. Taigi, susidėję visą turtą į turto katalogą, jį identifikavę, mes taip pat jį vertiname. Priskiriam jam tam tikrus atributus. Aš manau, šitoj vietoje organizacijos tikrai galės padžiazuoti ir prisidėti papildomų parametrų, ką jie nori nusistatyti. Tai palikti tik tai keli pagrindiniai. Tai yra turto matomumo nustatymas, tai, sakykime, turto pasiekiamumas iš išorės, nes tai didina automatiškai rizikas, ar turtas prieinamas iš interneto ar neprieinamas. Taip pat turto savininko nustatymas bei priklausomybių nustatymas. Kalbant apie priklausomybės, vėlgi nereikia pasileisti plaukų ir vertikaliai daryti sąsajas nuo aplikacijos per visą oscilierį iki kabelio. Ne? Mums svarbiausia išlaikyti vieno lygio principų, tai reiškia, pavyzdys būtų žiniatinklio aplikacija. Tai klausimą užduosiu, koks artimiausias ir svarbiausias turtas įvertinti sąsają žiniatinklio aplikacijai? Tikriausiai jinai kažkur sukasi, kaip sakant, žiniatinklio serveryje. Tai natūralu, kad tai per vieną lygį mes vertinam, jog serveris tai yra tiesioginė sąsaja, horizontaliai be abejo tų sąsajų bus daugiau. Šiuo atveju, jeigu kalbam apie aplikaciją, galbūt duomenų bazę, bet vertikaliai mums leistis į apačią nereikia. Ir galiausiai tam pačiam turto katalogo polapyje mes atliekame turto poveikio analizę, kuri paremta CA triada per konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Nustatome tam turtui balus nuo 1 iki 5, kurie taip pat yra šablone, nusakantis poveikio lygius. Ir galiausiai galutinėme stulpelėje kritiškumas paveldės didžiausią reikšmę per turtą. Tai kaip pavyzdys, jeigu ta pati minėta mano aplikacija buvo įvertinta konfidencialumo prasme 5, kad tai yra labai konfidencialu, vientisumas buvo pažymėtas 3, o prieinamumas, tarkim, 4, gale dienos kritiškumo stulpelėje mes gausime 5, tai paveldi didžiausią reikšmę. Grėsmių nustatymas. Pagaliau mes keliaujam į pagrindinį savo polapį, tai yra rizikų vertinimo polapį. Turto katalogas jau yra suformuotas, įvertintas ir paruoštas. Grėsmės yra nustatomos pagal grėsmių katalogą, kuris yra taip pat pateiktas. Tai labai pasitarnaus ir Tomo pristatyme rengtos rekomendacijos. Tai bus tikrai sukurs papildomos vertės. Svarbus akcentas, jog kelios grėsmės susijusios su tuo pačiu turtu turėtų būti vertinamos atskirai. Tai reiškia, mums svarbiau yra susigrupuoti turto kataloge, o šioje vietoje, kai atliekam rizikų vertinimą, grėsmės vertinti atskirai. Ir natūralu, kad bus tikrai po keletą grėsmių kritiniams turtams. Toliau seka pažeidžiamumų identifikavimas. Tai jeigu manęs dar nepametėt, tai mes pasidarėm turto katalogą, pasiemam patį pirmą, tarkim, aplikaciją žiniatinklio, kurią vertinsim, nustatom jiem grėsmę,
nebėgam prie kito turto, nustatinėjam jam pažeidžiamumą. Pažeidžiamumų katalogas yra taip pat pateiktas, tačiau šitoj vietoj uždėčiau akcentą, jog labai yra svarbu istoriniai duomenys. Ne? Tai jūsų, nes tai yra unikalu jūsų organizacijai. Jūsų įsilaužimo testavimai, konfiguracijų patikros, įvairūs kiti testavimai, saugumo auditai, galbūt specifinis turimas turtas ir labai svarbu įvykę incidentai. Tai remiantis šią informaciją, jūs jau galite išsigryninti specifinį savo pažeidžiamumų sąrašą, kurį galite analizuoti ir priskirti turtui galimus pažeidžiamumus. Per daug nubėgom. Na ir galiausiai, kai mes identifikuojam grėsmę turtui, identifikuojam pažeidžiamumą, tuomet mes rizikos laukelyje apsirašome riziką. Rizika apibrėžiama jau minėjau, kaip galimas nepageidaujamas įvykis, kaip per nustatytą pažeidžiamumą pasireiškia grėsmė ir kaip ji materializuojasi konkrečiam turto vienetui. Svarbu aiškiai apsirašyti grėsmės ir mes metodikoje minime, kad labai svarbu yra atsekamumas ir tęstinumas. Organizacijose keičias darbuotojai, organizacijas įsileidžiame trečias šalis vykdyti auditus ar saugumo testavimus. Tai labai svarbu jausti tą pulsą, kokios rizikos buvo identifikuotos, kaip jos kito ir panašiai. Šioje metodikoje naudojamas, kaip ir minėjau, kokybinis rizikos vertinimo metodas, išreikštas per poveikio ir tikimybės rizikos lygius. Rizikos vertinimo metu yra įvertinamos ankstesnėme etape, apie kurį kalbėjau, identifikuotos rizikos per 3 skirtingus lygius. Tai yra prigimtinė rizika, dabartinė rizika as is ir po to prieisime prie galutinės rizikos lygio. Įrankyje yra pateikti šablonai, skaičiuoklės, totali simetrinės matricos taškų suma yra 25 balai. Kalbant apie 3 skirtingus lygius, visai nesenai kitame projekte girdėjau tokį klausimą, o tai kodėl svarbu vertinti tą prigimtinę riziką? Prigimtinė rizika, kai mes atmetame jau esamas kontrolės priemonės. Na tai man pirmas toksai, ką ir Tomas minėjo, Cloudflare'as, incidentas, galim paprastai paanalizuoti. Dažnai vykdant atsparumo įsilaužimam testavimus, girdime iš klientų, jog mes pasitikim WAF-u, tai yra žiniatinklio aplikacijos ugnesenė, Cloudflare šitą funkciją siūlo, jinai puikiai apsaugo nuo daug atakos vektorių žiniatinklio aplikacijas, bet kai vyko Cloudflare incidentas, jeigu, tarkim, organizacijai yra svarbus žiniatinklio prieinamumas aplikacijos, ji reroutino savo trafiką, kad būtų pasiekiama tiesiogiai per serverį, tikėtina, jog Cloudflare WAF-as tuo metu neveikia. Čia tik tai viena iš idėjų, dėl ko gali būti svarbi ta prigimtinė rizika ir reikia žinoti, koks gali būti jos mastas. O tuomet svarbu įsivertinti esamas saugumo priemonės, šiuo atveju Cloudflare WAF-ą, kad mes turim, ir rizikos lygis jau šiek tiek sumažėjo ir keliauti toliau. Taigi, rizikos valdymo būdai. Kai mes įsivertinam rizikas, priskiriam joms tam tikrus balus, pagal šią metodiką mes renkamės vieną iš 4 pagrindinių rizikos valdymo būdų. Tai yra rizikos mažinimas, kuris turbūt sutiksit yra dažniausiai naudojamas, kai mes stengiamės įvesti naują kontrolės priemonę, kuris sušvelnintų riziką iki mūsų rizikos apetito ar rizikos tolerancijos lygio. Rizikos perdavimas, galbūt geras pavyzdys būtų atidavimas riziką valdyti trečiai šaliai. Na, tai kaip pavyzdys būtų SOCO funkcija, mes neturim tokių resursų, atiduodam SOCO funkciją valdyti trečiai šaliai, kuri stebi mūsų perimetrą. Rizikos pašalinimas, kai galima, kaip pavyzdys turbūt būtų atsisakyti esamo turto, kuris kelia tą riziką, pereiti prie kažkokio naujo turto ir jinai natūraliai išnyksta. Na, apie paskutinį rizikos priėmimą galėsite detaliau pasiskaityti metodikoje, bet būna atvejų ir tie atvejai metodikoje išvardinti, kai
organizacija neturi kitų galimybių, tai dažnai susiduria su resursais, su finansais, tą riziką tam laikui suvaldyti ir tenka ją prisimti. Ir galiausiai mes nustatome ateities būseną, koks bus galutinis rizikos balas, kai mes įgyvendinsim savo numatytą valdymo būdą, jeigu riziką mažinsim valdymo priemonę, kurios taip pat turėtų būti nustatytos tiksliai. Įrankyje taip pat yra pateikta daug rekomendacijų, tų pačių kontrolės priemonių, bet mūsų tikslas, kontrolės priemonė gali būti tik tai gidas, bet kontrolės priemonė turi būti tiksli. Kad ją paskaičius ne bendra, šabloninė ir generalizuota, bet ką mes tiksliai darysim šitam specifiniam TIS turtui, kad jisai būtų suvaldytas. Jeigu kalbam apie sprendimą, jis turi būti konkrečiai vardintas, koks sprendimas, arba sprendimo variantai. Ko gal nepaminėjau, kad taip pat metodikoje yra klausimyno polapis, galbūt tinkamesnis jam pavadinimas būtų gidas, kai dabar retrospektyviai apie tai mąstau. Mūsų tikslas buvo parengti tą klausimyną, jis būtent rengtas remiantis mūsų minėtais standartais, kuris padėtų ištiesęs ranką per visą šitą rizikų vertinimo kelionę kiekviename proceso etape. Kaip reikia, kokius klausimus teisingus savo reikia kelt, kad galėtum identifikuoti tikslės grėsmės, pažeidžiamumus, kaip apsirašyti riziką, apie kokį turtą reikia pagalvoti, kokią įtaką daro tiekimo grandinė ir panašus dalykai. Na ir galiausiai prieiname prie, sakykime, jeigu tai būtų gimtadienis, tai prie torto. Tai tortas yra tas rizikos valdymo planas, kurį dažnai praktikoje matau, kad būna neprižiūrimas ir nemylimas. Tai norėčiau gal užakcentuoti, jog vadovybės patvirtintas rizikos valdymo planas yra įpareigojantis dokumentas, kurio įgyvendinimas turi būti stebimas, o pažanga fiksuojama. Tai atlikus rizikos vertinimą, taip pat yra parengtas rizikos valdymo plano polapis, į kurį labai patogiai, ne viską aklai kopijuojant, galėsit persikelti identifikuotas rizikas, kurios viršyje jūsų rizikos apetitą ar rizikos toleranciją ir suskirstyti prioritetinę tvarką nuo pačių kritiškiausių rizikų, prisiskirti savininkus, ten taip pat yra nemažai parametrų ir pradėti gerinti savo kibernetinio saugumo būklę. Na ir šį procesą uždaro rizikų stebėsena ir informavimas. Tai svarbiausi dalykai - stebimi pokyčiai organizacijoje. Na tai gali būti tiekimo grandinės pokyčiai. Tai gali būti, jog organizacija sukuriama nauja veiklos funkcija, į kurią reikia atsižvelgti. Galbūt TIS turto pokyčiai. Visi šitie dalykai turi būti vertinami, esant reikalui daromas ad hocinis rizikų vertinimas. Stebimas organizacijos pažeidžiamumas rizikai, tai yra tolygu grėsmių žvalgybai, tai nuolat reikia tyrinėti savo sektoriaus, pagal savo sektoriaus specifiką organizacijai aktualias grėsmės, kaip jos kinta. Daugybė šaltinių yra pateikę ir NKSC. Stebimas rizikos valdymų būdų pritaikymas, ką ir minėjau prieš tai, jog rizikų valdymo planas turi būti stebimas, puoselėjimas ir prižiūrimas. Koks yra jo progresas? Ar pavyksta įgyvendinti laiku kontrolės priemonės? Gal vyko kažkokių pokyčių ir mes turim blokerį, kaip spręsim tą situaciją? Bei galiausiai vertinamas rizikos valdymo procesas. Tai čia mes kalbam apie KPI-sus ir KRI-sus, tai stebėsenos rodikliai, rizikos indikatoriai, kuriuos privalu nusistatyti. Na, kaip vienas iš pavyzdžių, gal metodikoje mes aiškiai detalizuojame, jie turi būti tikslus. Tai negali būti rodiklis neapibrėžtas ir laisvai plaukiojantis. Jeigu mūsų kontrolės priemonė iš išorės prieinamai žiniatinklio aplikacijai įsidiegti kelių faktorių autentifikaciją, tarkim, mes galim nusistatyti aišku KPI-są, kiek per tam tikrą laiką, tarkim per mėnesį arba per ketvirtį pasikeitė
bandymų įsilaužti į paskyrą kiekis. Galbūt mes galim nusistatyti procentinę reikšmę. Kiek procentų mūsų techninės įrangos yra su naujausia programinė įranga po rizikos valdymo plano priėmimo, tarkim, po ketvirčių. Ar mes tobulėjom ar netobulėjom, ar atsirado kažkokių blokerių. Tai tiek apie 5 etapą ir geriausia žinia, kad metodika jau pasiekiama. Tai gal NKSC dar pakomunikuos, ar tai tik KSIS-e, ar pasiekiama ir atvirai. Taip, Ramūnai, čia jau paskutinė skaidrė, jeigu teisingai atsimenu, ir laikas mus pamažu pradeda spausti. Taip, šita metodika yra skirta subjektams, jinai neprivaloma, svarbiems, bet tai padės įsivertinti, kas yra pagrindinis turtas, kurį būtina saugoti. Čia yra tiesiog pagalba jums užtikrinant savo organizacijos kibernetinį saugumą. Ir su tuo susijęs klausimas, Ramūnai, iš mūsų žiūrovo YouTube Jonas klausia, čia pristatyta metodika, ar planuojama pasiūlyti kokį nors įrankį į rizikom valdyti? Įrankį rizikom valdyti bendrai mes ir sukūrėme. O apie ateities planus, manau, tas pats įrankis gali būti tobulinamas. Aš tikiuosi, kad galbūt bus ir GUI įrankis vieną dieną, kur bus su patogiu user experience galima nagrinėti, fiksuoti tas rizikas ir vertinti. Šiai dienai jokio pilotinio projekto neturiu. Gerai, tai patikslinu. Sukurta ne tik metodika, bet ir Excelis, kurių pagrindinius lapus Ramūnas ir apibrėžė. Tai visos tos lentelės, kurios buvo rodomos prezentacijoje, ir yra to įrankio atvaizdavimas ir naudojantis lentelės, tai tikriausiai ten Dropboxai kažkokie yra, kur galima pasirinkti. Yra tokie? Tikrai taip, tikrai Gerai, taip. Jeigu neužakcentavau, taip, tai sukurti 2 daiktai. Tai yra metodika, kurią skaitom, ir šalia atsivertę įrankį, su kuriuo dirbom. Taip, tai tas įrankis dabar yra Excelis, kalbėjau su kolegomis, tai mes ir toliau tobulinsime KSISO platformą, ten teikiamų paslaugų asortimentą, ir vienas iš planų padaryti vartotojui patogesnę rizikų vertinimo šablonus, kurie būtų jau nebe Excelis, o KSISO vienas iš posistemės dalykų. Tai ar turėtumėt klausimų Ramūnui iš čia susirinkusių? Jeigu ne, tai dėkojame už išsamų pristatymą. Rizikų vertinimas nėra pats lengviausias riešutėlis. Jeigu klausimų nėra, tai arba labai prastai suprato mane, arba labai aiškiai ir klausimų neliko. Tikiuosi, kad antras variantas. Ačiū labai. Taip, tai mes KSISO tinkle dar atskirai ir ryškiai parodysime, kur padėta tiek pati metodika, tiek Excelis. Tai kas nėra dar iš subjektų prisijungęs prie KSISO, tai dar vienas pretekstas ir dar viena priežastis, kodėl verta ten būti. O šiame renginyje visą laiką taip tyliai šalia stovėjo eglutė. Kaunas jau įžiebė kalėdinę eglę, tai atidarė eglių įžiebimo sezoną visoje Lietuvoje, ir mes taip pat jau įžiebėm savo eglutę, nes šie Cyber pusryčiai yra paskutinieji šiais metais. Dėkojame visiems, kurie buvo su mumis, diskutavo, uždavinėjo klausimus, darė pranešimus ir dalinosi gerosiamis praktikomis. Ir kviečiu susitikti jau ateinančiais metais, kur pratęsime pokalbių kibernetinio saugumo tema seriją. Ačiū Jums labai visiems.